Viešnagė baigėsi. Vieta visai nieko buvo. Užkampis toksai, kaip man patinka. Maistas irgi visai nieko. Iški debesuota. Dangus toksai nelabai gražus, bet radaras rodo, kad jokio lietaus nebus. Turėtų būti šiandien vėsiau dar. Žodžiu, manau, bus neblogai. Simečiau maršrutą čia tokį ant durniaus, 200 km. Kažkur tais pavažiuosiu. Ką reikia užsipilt benzo pradžiai. Paskiau blemba, šiandien sekmadienis. Nedirbo jokios parduotuvės, nes pažiūrėjau, tai reikėtų man grandinę pasiveršti. Kiek kur iš čia rodo važiuoti? Ai, toliau. Kitų grandinę pasiverš, nes tarp 3,5 ir 5 mm tipo turėtų būti tas slekas. O pas mane yra taip, kad aš realiai pamatuoti negaliu, nes į šakę atsiremia. Ir jau viršus matosi grandinės, jau jinai kabo. Tai toolboxe kokie įrankiai yra, jie visiškai useless. Ten nėra nei vieno tinkamo įrankio. Tai nežinau, rytoj greičiausiai teks ieškoti kažkokios parduotuvės, belenkokios tenai. Nusipirkti raktą, atsisukti ašiai ir aš galvoju, turbūt 2 mažų raktelių reikės, nes tų, man atrodo, irgi nėra ten tam šūda toolboxe, 10 ir 12 turbūt, nors spėju. Čia vis dėlto Japonas, tai ten visi raktai 10, 12, 14, taip toliau populiariausi. Ir bandyti pasitempt grandinę. Nes dabar, kai jinai laisva, tai jis būna taip va, trūkčia, bėgių junginėjai smūgiuoja, taip, nesmagiai. Nes grandinė realiai, aš nežinau, čia nauja uždėta, tai va 5 štukos nuvažiuota ir net nečiupinta jinai, kaip va servisą darant, kaip pakeitė, kaip įtempė, taip ir nieko aš ten daugiau nežiūrėjau. Tepu tik tais ir viskas. Jo, oras visai nieko, blemba, jau šiandien įvažiuosiu į gražias vietas. Bus jėga. Aš ten dar vakar permečiau, paguglinau, tipo kažkokiu tai, ką žinau, geriausių kelių, tipo Austrijai, Alpėse. Tai radau ten keliai yra Austrijai. Aišku, Grossglockneris, tai čia tipo numeris 1. Tai jį gal ir pravažiuosiu dar. Paskiau dar vienas buvo toksai kelias, kur jisai kažkur pravažiuoja, nes kiti yra keliai, kur tiesiog atveda ant kalno turbūt ir dedendas toksai viskas ir baigėsi. Tai va, aš nežinau, tuos gal nevažiuosiu. Bet žiūrėsiu, jeigu ką, gal juos prasuksiu irgi, nes ten gautųsi, nežinau, ten 3-4 km atkarpa, bet jinai nuvažiuoja ir turi paskiau grįžti ją. Tai gautųsi ten kokį 7-9 km tiesiog pasidairyti. Tai nežinau, žiūrėsiu, gal reikės prasukti. Tik tais reikia davažiuoti, nes ten nuo šičia tai vieni kitų kelių, bet ten virš 200 km. Tai dabar va judėsiu arčiau jų, tų kelių. Ir tada gal žiūrėsiu, gal ten pasisukiosiu. Pilta kuro. Galima varyti dabar iki finišo. Iki finišo dabar užteks.
šiandien sekmadienis. Eismo turėtų nebūt. Bus jėga. Ką pradėsiu va jau dabar po truputį į kalnus važiuoti visokiais vingiukais. Bus gerokai įdomesnė diena. Gerokai. Žiauriai gerai. Vaizdai geri bus jau. Nes čia jau į kalnus įvažiuosiu realiai. Nu jau vaizdai gerėja. Kelias įdomėja. Jau. Dabar vat judėsiu. Lemba, kai tiesiai važiuoju, man ten įsiskausta nugara, taip toliau. Čia kai ant posūkių pradedi maltis, tai taip kažkaip prasijudi daug smagiau, neįsiskausta. Labai gerai, nes čia judi, tai visą laiką savo hop, 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 hop. Nu, va, jau biški vaizdai atsiveria. Kelias geras, danga puiki. Jokių duobių, jokių šūdų, nieko nėra, labai gerai. Va čia kažkokia pilis dar ant kalno. Dabar gerai. Padangų šonai bent jau dirbs. Labai gerai. Aišku, čia dar tik tais pirmi tokie keliai, čia dar nieko įspūdingo, bet po truputį jau šiandien įvažiuosiu jau, kur faina. Jėga, nusimato puikiai diena. Jeigu dar saulė nešvies, tai bus biški debesuota, tai nebus karšta labai. Mamocas rodo 26 laipsnius. Realiai pats gazas. Tikrai gerai. O tokia smagi irgi atkarpa bus. Blemba kaip gerai, jokio eismo. Puiku. Telefonas biški per žemai, realiai norėtųsi aukščiau, nes dabar akis nuleidi į apačią. Tai praloši daug laiko čia žiūrėdamas į telefoną, kur nu posūkiai bus. Taip gali ir nuo kelio nulėkti, žiūrėdamas tą telefoną. Bet va tokį va man posūkiai pats gazas. Kelias platus, ganėtinai greiti tokie. Tai tokie patinka labiau nei ten tie, kur apsisukt reikia. Grinai tokie herpinai. Čia aukštai kylu. Gal dabar bus vaizdų biški. Jeigu čia leisiuosi turbūt į apačią. Na, dar nestebuklas čia vaizdai. Leistis į apačią man ne taip patinka. Kažkaip į viršų, kai kėlė, tai labiau kažkaip confident. Kai reikia leistis, tai greitai atrodo, šūdinai stoja, greit lekia. Nu, čia atkarpa ne kažką, nes čia papilta ta skalda akmenukai. Tai visas mocas plaukia, čia turbūt dar šūdiniau nei žvyrkeliu važiuot. Tai čia mačiau mocų irgi, prasilenkiau irgi velkasi iš lėto, va kaip aš čia va. Iš lėto. Nes čia labai greitai gali prisivaidinti ant tų akmenukų. Nu, greitis 30. Nu, biški viršiju.
Bet skėčiai čia. Nelabai patinka. Įdomu, kokį ilgio šitą atkarpa. Tikiuosi neilga. Blemba, čia kilometrai kažkaip renkas, jau 40 įvariau, 100 šiam liko. Čia tokiais tempais tai, nieko, reikės daugiau pastavinėti, gal davažiuosiu kažkokių gražių vietų, ten būna ant kokio kalno su vaizdu, kokių kavinių. Visai nieko būna tokių viečigių. Galima ten sėdėti, grožėtis. Jau galėtų baigtis šitas šūdas. Nelabai man patinka. Tai labai tie kilometrai greit renkasi. Kažkaip 100 jau nuvažiavau, 100 liko. Labai greiti keliai tokie. Kažkaip pagrindiniai. Gali būt, kad reikės kažką pareguliuoti. Kažkokių įdomesnių gal kelių. Čia gal kas tai nežavi. Vietomis būna įvažiuoji kažkur tai taip smagiau. Bet šiaip kol kas tai važiuoju į tą Graz. Ten kaip didelis miestas. Pro jį pravažiuosiu. Šiaip jo. Šiaip greitokai čia renkasi kilometrai. Kažkur sustot, pastovėt, blemba. Nelabai čia yra kažkokių tai gražių vietų. Iški dar neįvažiuota į normalius kalnus. Buvo kažkokių tai va, tokių biški vaizdų, bet labai trumpai. Biški maršrutą persimečiau, nes jau čia buvo likę 7 km iki finišo. Ir biški neįdomiais keliais, man atrodo. Tai dabar kažkokį sumečiau, gausis ratą apvažiuosiu, bet ten toks vaizdas, kad yra slidinėjimo keltukai, rodo, kad ten kalnų yra, žodžiu aplink kalną kažkaip apvažiuosiu, manau turėtų visai fan būti. Kilometrų dasidėjo vos 30, manau bus gerai ten, bus jėga, nes taip tai būtų tiesiai tiesiog tokių pagrindinių, kaip dabar. Svilinčiau ir viskas. Ten, manau, bus gerokai įdomiau. Nes dažnai ten būna tie visokie slidinėjimo kurortai, taip toliau, tenai visai faina. Gražių vietų būna. Aišku, gražiausia visokie pasai realiai. Visai kaip ir nieko atrodo. Aišku, kelias tai čia toksai labai siauras. Va, šalikelėse yra akmenų. Mašinos tos akmenis ant posūkių kai kurių kirsdamos kampus užbarstė. Ir va, miškais tokiais važiuoju, biški, nežinau, eismo aišku nėra, bet vat karts nuo karto kokią mašiną atlėkia iš priekio. Svarbiausia, kad jie kampų nekirstų. Ir koks dviratis neatliektų, nes dviračių yra irgi. Čia neprilėksi labai tokiose vietose. Tiesiog važiuojam dėl vaizdingo maršruto. Gal kažką pamatysiu gražaus. Vietomis kelias toksai taip sau. Pavargęs toks asfaltas, erozijos pavalgytas. Galėtų toksai būti. Būtų labai fan. Nu, ką iš
medžiui išlindus matome. Lygumas. Lygumas. Nieko, aš vis dar kylu į viršų. Kai pakilsiu, pažiūrėsim, kas tenai nuo viršaus matosi. Gali būti, kad visai nieko vaizdų bus. Svarbiausia, oras nepavestų, nes čia būna karts nuo kartais man telefonas rodo, kad čia lietus baigsis, tada, what the fuck, koks lietus čia. Aišku, bet kada gali užklup mane. Tada jau būtų ne jėga. Būtų realiai blogai netgi. Čia kai šlapia, tai čia iš viso važiuoji kaip apsišykęs iš lėto. Baisu čia paslys visur. Čia visai fan. Miškais kažkokiais važinėju. Nu, dangus tenai tai nebaisiai patinka man. Blemo, čia važiuoju realiai, vaizdų nieko gero, realiai dėl kelio vos ne. Kelias tai smagus, toks negreitas, vingiuotas, danga gera. Visai smagu. Sau iš lėto važiuoju, bet jo, ten dangus tai nelabai įspūdingai atrodo. Svarbu, nebūtų lietaus. Bet manau ir nebus, nes ten greičiausiai, ten nelyja. Nu jo, čia dar neįvažiavęs realiai į tas visas, nežinau, tas aukštas Alpes, tas gražius kalnus, čia kol kas tai tokie, ne. Eismo nėra. Sutikau čia gal kokias 3 mašinas iš viso. Blemo, čia lašų buvo, negi čia lyja iš tikro. Keista. Jo, čia dabar buvo vienu momentu geresnis kelias, tikrai smagesnė atkarpa. Platus, 2 juostų kelias. Žiūrėsim, kas čia toliau. Nu, ne aš vienas čia važiuoju. Tada kažkokius dasivijau motociklus. Bet jo, lašų iš kažkur krenta. Priekį irgi važiuoja, su abiejais stabdžiais stabdo. Mane tai begalinių, tai čia beveik nestoja vien su priekiniais. Labai blogai. Tik tais neria, stipriai neria vien su priekiu. Kartais būna tiesiog vien galus stabdau, tai toks jausmas, kad daug mažiau neria, kai vien su galu. Bet jo, lašų nukrenta iš kažkur tais. Čia panašu, kad nulyta buvo. Turim tai vėl šitą gaidiško skaldos užpiltą. Va, vairas sukioja net taip va, net nereaguoja, čia ant tų akmenukų slidinėja. Pigienai. Biški status nusileidimas, šlapia ir pėzi.
baisu čia ant to vandens. Šiauriai stačiai nusileidinėjai. Oi. Nu, žodžiu, sukau, manau, čia ratą tokį aplink kalną. Tikėjausi bus fainiau. Nieko gero, nieko gero. Tiesiog kelias. Tiesiog kelias fainas buvo. Vaizdas toksai paprastas. Fainas realiai. Galima stabtelt. Aš čia belenkiek laiko važiuoju. Biškį pailsėt. Aišku, būna va taip va sustoji. Čia nei jokių tenai kavinių nieko, pakeliui nesutinki. Sustoji, pasėdi, tada pavažiuoji biškį kokį kilometrą, o, kavinė. Žodžiu. Ten kitoj pusėj kalnų tai normaliai lyja. Ir griaudėja, girdisi, daužosi. Žodžiu. Pravažiavau, ten jau nulyta buvo. Dabar, manau, jau į sausą jau dangų važiuoju. Lemba kilometrų nieko neliko, 30. Viskas. O dar tik 1 valandą dienos. Čia labai kažkaip greitai susivažiavo 200 kilometrų. Atrodo vingiuoti tie keliai tokie, čia iš lėto važiuoji, per daug visokių kaimų, bet keistai kažkaip tai. Nu nieko, gerai. Na, čia dabar išvažiuosi iš kalnų, važiuosi ten miestelių kokių. Nu, kur užsidėjęs tašką, 30 kilometrų. Reikės pasižiūrėti kažkokį viešbutį, gal užsibukint. Pažiūrėti kažkur tais. Ir gal šiandien taip trumpesnė tokia diena pasidaryti. Blemba, taip apsiniaukia, atrodo kaip prieš lietų. Skėčiai atrodo. Bet čia lyg tai dar sausa. Parkingas kažkoks netoliese, gal reikės stabtelt. Bet bus parkingas, tai va, tarp medžių toksai. Bandyt aukščiau pavažiuoti. Ten matau, keltukų yra jau kažkokiu, tai ja, čia gaidys tas parkingas. Pavažiuoti aukščiau gal. Ant viršūnės bus toks parkingas. O dar vienas bus toj. O, lietutis. Blemba, svarbiausiai į lietų neįvažiuočiau, nes ten tai labai blogai atrodė. Taip, kad važiuoju į tą debesį, kur šūdinai labai atrodė. Nors atrodė, kad plaukia
nuo manęs tas debesis šona. Va, ten lyja. Nesmagu, lietus nesmagu visai. Jeigu aš čia gal ant kalno užlėksiu virš tų medžių, gal tada matysis situacija, kaip čia atrodo. Jo, čia kai žiūri žemėlapį, tai čia pilna keltukų. Blemba. Lietus tenai už kalno, už tų malūnėlių. Ten, kur važiuoju, realiai nublemba. Neturėtų būti. Ką čia matom? Nu jo, va ten, va tai gaidys. Ten, kur... Ten zaibys dangus. Ten irgi šūdinai atrodo. Nutiesiai gal. Blemba. Viskas plaukia už manęs. Tai gal ir gerai bus. Labai tikiuosi, kad bus gerai. Ai, ten turbūt buvo jau pats pikas viršus, dabar leisiuosi žemyn. Panašu. Jo, čia slidinėjimo matosi kurortas. Pilna trasų iškirsta. Eina šiek baisu man į apačią, kai leidžiasi dar tokie staigus poskai, dar čia visur va. Tie va. Smalos gyvatės. Slidžios. Gerai sausa būtų šlapia, tai čia skėčiai būtų, tai žiauriai būtų šūdinai. Jau dabar man nepatinka ant sauso. Visai neblogai atrodo. Lemma vis lašų pakrenta. Neįsiliek, nes čia bus labai aštrus posūkis. Ir dar nuo kalno. Nes čia kai atskristum, tai triestum čia va į tą šlaitą. Kol neatrodo. Dar upelis bėga, upelis. Kalnupė, tokia maža, apačioj. Nesimato dabar. Va, matosi biški ten akmenų. Negi rimtai pradės dabar lyti. The fuck? Užknisa, blemba, užknisa. Beveik atvažiavau, kur buvau nusimetęs tašką. 4 kilometrai liko. Nežinau, reikės žiūrėti, gal toliau dar kažkur pavažiuoti. Čia, tik nesąmonė, lyder, fucking pradeda, turim, tai... O, deganas, reikia sustoti deganą. Po stogu. Žodžiu, 2 valandos. Užsibukinau viešbutį.
čia kažkur vat, netoliese. 3 kilometrai. Labai anksti čia baigėsi diena, bet gerai. Aišku, čekinas nuo 2, tai dabar 2. Nežinau, žiūrėsiu. Čia kažkaip labai greitai nusivažiavo, blema 230 km, kažkaip labai greitai, kad ir stovinėjau. Net keista. Važiuoju ten, žiūrėsiu kaip ką. Įdomiai atėjo ten žinutė iš to viešbučio, kad receptionas, kai vėliau, nežinau, turbūt vakare, tipo not busy, tai nežinau, ką čia turi meni, nedirba. Bet tipo self-checkinas, gali pasiimti tipo raktą ir... Bet aš nežinau, nei koks kambarys nieko, tai kad ten priself-checkinsi. Tikiuosi turi savo kažkokį tai restoraną, pavalgyti vakarienę. Žiūrėsim, kur čia kas. 1,5 kilometro. Gerai, pailsėsiu. Formulę pažiūrėsiu, kaip tik rodė, kad jau prasideda. Raibės. Čia vėl papigiai toksai viešbutis. Pigiausia, ką randu čia, po 100 eurų. Tai realiai nebaisiai kainos. Aišku, ten bookingą atsidarai, ten rodo 7-8 eurų, bet nueini ten kambarius rinktis dar kažką ir žiūriu, kad pigiau net rodo. Tas gerai. O, čia biški nulyta. Galvojau, ten normaliai lis, bet pakrapnojo. Degaliniai pastovėjau, nežinau, 15 minučių praėjo, saulė šviečia vėl. Žodžiu, neblogai. Rytoj reikės paieškoti kokios parduotuvės su įrankiais dar kažko nusipirkti, kad pasiverk grandinę. Na, va šitas, kaip suprantu, viešbutukas. Kas nebus taip, kad čia, oi, dar čia nepasiruošė nieko priimti. Laiku apsistojau, nes šūdinas oras atrodo. Ne kažką pasisekė. Nu va, kambarys koks. Minimaliai. Svarbu, dušas yra. Bus gerai, žodžiu. Finišas. Tik tai žiūriu, kad čia restorano jokio nėra. Tai čia arti kažkoks miestelis. Jeigu nelis reikės važiuoti vakare pavalgyti.
Tai va.